Mokytoja, prisimenate? Tai mes. Sėdėjom prieš paskutiniam suolę ir kūrinių neskaitėm. Bet vis tiek, buvo gera. Ačiū jums už kantrybę. Mokytoja Adelė, aš gyvenu Airijoje. Pasiilgau Lietuvos ir mokyklos. Sveika, mokytoja Adelė. Čia mes, pupos. Taip, mes jau studentės. Nepatikėsit, mokytoja, studijuojam teisę. Taip, o juk dabar tai labai madinga. Na, mes vis dar esame mados vergės. Nu, išmokome kalbėti atskirai. Na, beveik atskirai. Kągi, pasiilgome jūsų. Mokytoja, va šita mano išsvajota mašina. Svajonė išsipildė. Pagaliau tėvai nupirko. Dabar nuo ryto iki vakaro su jie. Na, dirbu taksistu. Jei ką, mokytoja, skambinkit man. Mano numeris 5555. Labai lengva prisiminti. Jūs aš visada nemokamai pavežėsiu. Mokyta, pagaliau supratau. Vieną rytą atsikėliau ir tik trioks mintis per galvą. Pamena tą berniuką iš kūrinio. Neatsimenu, kas jį parašė. Ta berniuką, kuris katę nudėjo. Jūs klausite, kodėl tas šūvis buvo laimingas. Pagaliau supratau, jis, tas vaikas, daugiau nebešaudys kačių. Tiesa, mokyte? Mokyte, būkit laiminga. Jūs likote mūsų širdyse. Ir kai Simonas grįš iš tos savo Airijos, mes visi būtinai jūs aplankysime. Mokytoja, būkit laiminga. Jūs likote mūsų širdyse. Bai! Veiksmas. Sveika, mokytoja Adelė. Taip. Sveika, mokytoja Adelė. Čia mes. Aš turėjau tą sakyti. Užmiršau. Mokytoja, tai mes. Prisimenate? Sėdėjom paskutiniam suolę ir kūrinių neskaitėm. Bet vis tiek, buvo gera. Ačiū už kantrybę. O, praleidom. Mokytoja, va šita mano išsvajota mašina. Svajonių mašina. Pagaliau tėvai nupirko. Dabar nuo ryto iki vakaro su jie.